turi dar ir 4-metį brolį, Jorį, kuris lanko Lopšelį darželį Rugiagėlę taip pat. O Renata dirba ten, kur sujungiamos mylinčios širdis, tai yra Santuokos rūmuose. Visa šeima muzikali, mama mokėsi muzikos mokykloje, Dovas dainuoja Dagilėlio chore. Mažasis Joris pažadėjo prie jo prisijungti kitą rudenį. Dainos Aleksandrų šeimą lydi ne tik smagiose šeimos šventėse ir jų mėgstamose kelionėse. Dovas yra labai kūrybingas ir sumanus. Dovas turi tokią svajonę, kada nors padainuoti Lietuvos Respublikos prezidentai Daliai Grybauskaitei. Plojimai Aleksandrų šeimai. Dovas ir Joris. Dovas reiškia mylimas. Taip, viskas to ir pasakyta. O Joris tai lietuviškas vardas. Plojimai šiai šeimai. O dabar į sceną jau ruošiasi išeiti Daiva Sirackienė. Ji dirba auklėtojo Lopšelyje darželyje Salduvė. Šeimoje auga 2 sūneliai, tačiau mama neatmeta galimybės susilaukti ir dukrelės. Tai lietuviška šeima puoselėjanti lietuvių liaudies tradicijas. Štai kaip jie prisistato. Sirackų prieš jūs šeima, 2 broliukai ir mama. Būtų šiandien ir tėvelis, bet išvykę su darbeliais. Mamą mylim už darbštumą, už švelnes jos lopšines, o tėveliui padėkosim už gražiasias mašinas. Mėgsta jie visi keliauti, išdykauti, iškilauti.
Štai šiandieną jie ir čia su kalėdinė daina. Sukas baltos snaigės, tyliai už langų. Jau senieji metai baigės, pasidžiaukime kartu. Jau kalėdos, vėl suksis saulelė ratų. Jau kalėdos, ir džiūgaus širdelės taip. Miško eglė pasipuošusi daili, šiandien džiugina kiekvieno jos spygliai žali. Jau kalėdos, vėl suksis saulelė ratų. Jau kalėdos, ir džiūgaus širdelės taip. Sukas baltos snaigės, tyliai už langų. Jau senieji metai baigės, pasidžiaukime kartu. Jau kalėdos, vėl suksis saulelė ratų. Jau kalėdos, ir džiūgaus širdelės taip. Kalėdų senis, iš kur čia atsirado Kalėdų senis? Labas vakaras visi šiauliečiai. Malonu, atvykau iš Šiaulius apžiūrėti. Na kaipgi tie mažieji darželinukai laukia švenčių. Ogi žiūriu labai šauniai. Šokat savo, dainuojat, linksminatės. Šaunuoliai! Tad noriu pasakyti, kad už geros savaitėlės aš jūs tikrai visus aplankysiu. Na, o dabar visiems gerų švenčių! Na, o dabar į sceną išeis dvi labai gražios mamos, kurių mergytės lanko lopšelį darželį Žirniukas. Tai Jurgita Bubnienė ir Edita Macienė. Štai ką jos pasakoja apie savo šeimas. Mūsų mažosios Žirniukės Saulė ir Neda neįskiriamos draugės. Linksmos, padaukusios mergaitės, puikios dainininkės ir šokėjos. O dainavimo virusu jas užkrėtė muzikos mokytoja Reginutė. Jų bendrų pasirodymų koncertų dėka susidraugavome ir mes, jų mamytės, Edita ir Jurgita. Vaikų pomėgiai tapo bendri ir svarbus ir mūsų šeimoms. Kartu švenčiame šventes, pramogaujame, su daina užmiegama, su daina keliamės. Mūsų mergytės net gimusios tą patį mėnesį. Na, o kadangi virusai turi savybę plisti, tai dainavimo virusų išsikrėtėme ir mes, mamos. Mūsų šeimų vyriško kompanija mus visokiojopai palaikė, skatino ir nusprendė. Mamytės ir dukrytės dainuos, tėveliai ir sūneliai džiaugsis ir plos. Plojimai!